Seminaras, super seminaras, man Algirdo ir Dariaus seminarai visada patikdavo. Ir gal sakau, kartais kažką išgirsti ir antrą, ir trečią kartą, bet aš iš seminarus jau Algirdo važiuoju ne dėl to, kad kažką irgi išgirsti, bet dėl to, kad jie sugeba sukviesti labai įdomių žmonių. Ir kontaktai versle arba gyvenime tai yra, aš manau, visų pirma, irgi numeris vienas, gal netgi prieš seminarus. Nes kartais tarp patirčių dalinantis galima irgi labai daug išmokti. Nu, o kam neįdomu, sakykime, gal kažkas galvoja, kad Algirdo seminare neišgirs kažką naujo ir galvoja, kad jau viską yra girdėję, tai aš garantuoju, kad čia gaus labai didelę dozę juoko vitamino ir tikrai nebus nusivylę tai seminarais, kurios organizuoja Darius ir Algirdas Karalius. Aš manau, kad šitas seminaras ir ypač ta 120 dienų programa, sakykime, leis man kuo daugiau pasiekti. Kai Darius mane pakvietė į šitą seminarą, iš tikrųjų man pati pirma mintis, kuri atėjo man į galvą, kodėl man reikia nuvažiuoti į šitą seminarą, aš pagalvojau, 121 diena kontrolės knyga. Labai geras seminaras ir tas visas komandinis darbas, tai visi pranešėjai. Ir dar susiradau labai daug kontaktų, naujų žmonių, kurių visiškai nepažinojau. Tikrai verta atvažiuoti, nes yra ko mokytis. Mano vardas Adonis. Kodėl aš dalyvauju šituose seminaruose? Seminaro metu sudaroma yra aplinka, kai tu gali pažvelgti į visą, ką pasiekei, į savo gyvenimą lygtais iš viršaus. Reiškia, atitolinį paveiksliuką ir gali matyti kažkokius tai realius, reiškia, pokyčius, kyla realios idėjos, ką gali keisti. Tuo labiau, kad bendraudamas su kitais šalia esančiais žmonėmis, kolegomis, matai, į ką vystosi iš vis tendencijos, matai tendencijas, gali užduoti klausimus ir gauti tikrai gerus atsakymus. Labiausiai, kas man patinka seminare, tai kad rimtus dalykus Algirdas pasakoja linksmai. Kodėl rekomenduočiau kitiems šitą seminarą, reiškia, pabandyti ir todėl, kad vis dėlto tai yra peržengimas, ta prasme, mes visi statome savo tikslus, mokomės vėl iš naujo svajoti ir siekti tą tikslą. Taip pat, kad 120 iš vis dienų tai yra unikalus dalykas, ko esu dar negirdėjęs, kad seminaras tęstųsi tokį laikotarpį, plus dar gauni kontrolierių. Ta prasme, kontrolierių nemokama, kuris kontroliuoja tave, ar tu įvykdai tą reiškia savo įsipareigojimą ar ne. Ir visi supranta, kad tai yra žaidimų forma, tačiau dar kartą sakau, kad rimti dalykai linksmai. Vienas iš tokių, sakykime, kablingų situacijų buvo tame, kad sužinojęs apie tą kursą ir papasakojus organizatoriam šitą situaciją, jie labai lengvai, gerai, lankstus. Ir lankstumas, tikrumas, patikėjimas ir tas, sakykime, noras padėti ir žmogiškumas tai yra vienas iš tokių man svarbiausių ir karščiausių tokių įspūdžių, kurie davė impulsą realiu daryti. Esu Tadas iš Kauno ir labai džiaugiuosi, kad dalyvau šiandien, nes pranešėjai buvo išties vakar ir šiandien labai stiprus. Gavau tiek gerų emocijų, gavau tiek gerų akademinių žinių. Tas pats Urbanas, super žmogus. Jo paskaita, kuri buvo iš jo pačio gyvenimo, aš buvau sužavėtas. Bet labiausiai mane sužavėjo tai žmonės, kurie čia susirinko. Žmonės tikrai buvo lyderiai, savo sričių, kultūra, verslas, studentai, visuomenininkai. Ir tiek įdomių minčių gavau netgi daugiau iš tų pačių žmonių, kurie buvo susirinkę ir kaip jie reflektavo savo patirtį iš seminarų. Tai buvo geriausia mano investicija. Rekomenduočiau tai visiems. Aš net nežinau, kam nerekomenduočiau. Nerekomenduočiau tie, kurie viską žino, tiem, kuriem viskas gerai, tai jiem nerekomenduočiau. Rekomenduočiau tiem, kurie nori daugiau, yra nepatenkinti kažkuo, tai nori kažką pasiekti gyvenime. Tai tik tiems.